Labai geras radinys ir retas 14 metų Taurėgas dizelis. Primesk 104 000 mylių. Dizelių yra labai mažai, 4 varomi ratai, 3 litrų varikliukas, lempa sudaužyta, kapotas, bamperis irgi yra pažeisti. Šitoj pusėje tas pats, lempa šiek tiek aprasojusi. Pasižiūrim, kas čia darosi. Čia iki variklio nedaėjo. Visai kūrėsi ir važiuoja. Gruodžio 15 bus aukcionas. Parsiduoda draudimo įmonės. Šiek tiek pamraižimo ant vienrodėlio. Durys abidvi atrodo švarios. Juodas salonas. Medžio apdaila. Pažiūrėkit, 104 000 mylių. Labai dar geros būklės sėdynės yra. Didelė panorama, šviesios lubos. Matosi, kad prižiūrėta mašina. Na, pabandom užsivesti, kokie čia bus reikalai su ją. Žinau, betrauks. Na. O, be problemų dizeliukas dirba. 104 660 mylių. Nenoriu tam laikyti ilgai, nes matot, vis tiek pažeidimas yra į priekį. Bet vedasi, kaip matot, be problemų visiškai. Taip. Nu. Taip, kas čia yra? Čia viskas atrodo irgi veikia. Einam pažiūrėsim toliau. Galas labai tvarkingas. Kablys yra, tada ženkliukas. Nu, labai tvarkingas, kaip tokių metų, žiūrėkit, 2000 baksų yra už jį dabar pastatyta. Tai man atrodo, jisai tikrai nueis ir nebloga kaina. Jeigu kam įdomu, dizelis, taupus, 4 varomi, pažeidimas protingas, duokite žinoti.